kokie potviniai. Kur? Filmuoju. Nors linkėjimą galėtum. Taip. Bratislavą ir vaikam nusiųsi. Nu tai vėlesniam filmui. Senamiestis gražus. Gražus labai miestas. O, žiūrėk, koks atvažiuoja. Norėsi gal? Ne. Su tokiu pasivėžyti. Antrasis slėpinys, kurie lanko Šventąją Elžbietą. Kaip kad mini evangelistas Lukas, Marija keliauja į Judėjos kalnyno miestą. Galime tik įsivaizduoti, kad Judėjos kalnyno miestas yra kalne ir kad Marija irgi keliauja į kalną. Ten, kur gyvena jos giminaitė Elžbieta. Kodėl jinai keliauja? Susimašiau dabar, galvodamas apie tuos visus įvykius, kurie Marijai įvyko, kai mes kalbėjom pirmąjį slėpinį, Gabrielius apreiškė žinią.
nusidėjęs, dabar ir mūsų mirties valandą. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visada. Ir Marija mums moko tikros aukos, aukoti tai, ką turime svarbiausia. Mūsų širdis yra svarbiausias dalykas, kurį mes turime. Ir viešpačiui aukoti. Širdį dovanoju tau. O Jėzau, tau garbė per amžius, tau garbė visa. Aš save irgi kartais atpažįstu tokioj pozicijoje sėdinti ranką pasirėmus smakrą. Dažnai manęs draugai ir profesorius klausė, kai taip buvau atsirėmęs autobuse, sako, ką tu mąstai? Ir kažkaip tai negalėjau atsakyti, ką aš mąsčiau. Bet kai pasineri į Dievo slėpinio, Jėzus aiškina tau, kažką kalba, kažkur širdyje, tu atrandi. Tiesiog mąstai, galvoji. Aš kviečiau dabar, kol praeisime iki kito mūsų slėpinio, dabar džiaugsmo slėpiniai, daug matysim turbūt kančios slėpinius, padūmoti, pamastyti, pasinerti tą slėpinį, pažvelgti savo gyvenime, tas vietas, situacijas, kur mes atrandame Jėzų, gal neatrandame, gal kai kas esame jį pametę, arba būna, kad kasdien mes jį pametame ir po to norime surasti. Mano troškimas tik tai tau tarnauti, tau atsiduoti, vien tave mylėti. Aš noriu Dieve tavimi gyventi ir savo širdį tau vienam atnešti. Mano troškimas tik tai tau tarnauti, Dieve taip arti manęs. Tu esi galiu jaust tave, prisiliesti prie tave. Sveikinu tave. atitolina visokius skausmus, ligas, negalias. Tegul jis bus šventas aliejus, mums tavo palaiminimas, vardan mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Dabar draugai kartu kalbėsim tokią kaip visuotinę maldą, sakydami, teesie pagarbintas Dievas.
Pagarbintas Dievas, visagalis Tėvas, kuris mums ir dėl mūsų išganimo atsiuntė į pasaulį savo sūnų. Teesie pagarbintas Dievas. Pagarbintas Dievas, vienatinis sūnus, kuris tapęs žmogumi norėjo gydyti mūsų negalias. Teesie pagarbintas Dievas. Pagarbintas Dievas, šventoji dvasia gaivintoja, kuris stiprina mūsų kūną amžinąją galia. Teesie pagarbintas Dievas. Viešpatie, šiuo šventų aliejumi patepamas tavo tarnas ar tarnaitė, te gauna skausmų palengvinimą ir stiprybę negalioje. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mūsų kaltes, taip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Martynas? Kur yra Martynas? Tik Martynas. Martyną paskatino šventoji dvasia. Ką tave paskatino? Kokią mintį jam davė? Jis nežino kokią matyti. Nebijok, nebijok. Taip, man tiesiog kad o mano džiaugsme, Kristus prisikėlė. Iš tiesų prisikėlė. 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 Kristus prisikėlė. Aleliuja. Amen. Amen. Prisikėlė iš mirties. Dangun žengimą užmiršta. Dažniau sako mirtis, kančia ir prisikėlimas. Ir viskas. Bet dangun žengimas, čia yra akcentas. Ne tik akcentas, kad prisikėlė, bet į dangų žengi. Ir dangų žengimas mums nurodo dangų. O ką Jėzus Kristus apie dangaus karalystę yra sakęs, kad dangaus karalystė ne kažkur, bet dangaus karalystė jau yra tarp jūsų ir prasideda ir čia ir dabar. Tai žodžiais tariant, ten, kur yra Dievas, ten yra ir dangus. Todėl tarp mūsų čia tikrai yra Kristus, tarp mūsų čia yra ir dangus. Kviečiu būti dangaus žmonėmis, gyventi dangumi čia ir šiandien. Aleliuja. Ir džiaugsmas šventoji dvasioj, teisumas ramybė, ir džiaugsmas šventoji dvasioj, Dievo karalystė. Teisumas, ramybė, ir džiaugsmas šventoji dvasioj, teisumas
Teisumas, ramybė ir džiaugsmas, šventoji dvasia Dievo karalystė. Ateik į Dievo karalystę, 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 ateik į Dievo karalystę. Trečiasis slėpinys - šventosios dvasios atsiuntimas. Gyvųjų akmenų bendruomenė akcentuoja savyje šventosios dvasios veikimą, bet ir joje labai reiškiasi tas šventosios dvasios veikimas. Bet Su manim giedu tau, tavo meilė mane kelia aukštyn. Giedu tau, tavo meilė visada su manim. Giedu tau, tavo meilė mane kelia aukštyn. Giedu tau, visada su manim, tai mane kelia aukštyn. Tu visada su manim, giedu tau. Tu visada su manim, tai mane kelia aukštyn. Tu visada su manim. Tyroji per tave, mirtis neteko galios. Džiaugsme mūsų širdžių, meldžiam tave, karalienė dangaus, mes giedame tau. Džiaugsme mūsų širdžių, meldžiam tave. Dangomis naujo ryto aušra, štai toji, iš kurios mums gimė malonės, iš pilnatvės sūnaus, nuo tvano ir ugnies mes bėgam prie tavęs. Džiaugsme mūsų širdžių, meldžiam tave, karalienė dangaus, mes giedame tau.
ištroškusią širdį pagirdi, užmigusi paukštį pažadink kasdien. Ištroškusią širdį pagirdi, užmigusi paukštį pažadink kasdien. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave. Šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Vos keletas žingsnių iki kalno viršūnės, bet jie patys sunkiausi. Kryžiaus sunkybė ir žmonių žiaurumas vėl tave parmeta ant žemės. Gal ten agėliuką kokį nusivežti? Henrikai sveikas gyvas, Alma labas rytas. Maudom lediniam vandenį. Nuo šalto vandenį. Žemė jūra gal bus šalta. Aš nežinau. Dėkoju Dievui, kad sukūrė tokį brolį. Gera. Ten yra kažkas viduje. Va, čia ta nesąmonė. Pažiūrėjau, tai kas įsupirtas tų plonų.
Коли баба?